Asta ir Virginijus dar jauni, tačiau kartu daugiau nei 10 metį. Viena po kitos gimė 3 atžalos ir pagausėjus šeimai jiedu ėmė ieškoti erdvesnio būsto. Tačiau viskam pinigėlių neužteko, o ir susitaupyti nebuvo iš ko. Tada Asta keliems mėnesiams išvyko į Suomiją. Namuose su 3 mažais vaikais palikusi vyrą, kuris beje tvarkėsi puikiai. Nežinau, susitvarkiau. Ryte keldavomės, iš vakaro būdami jau viską susiruošę. Nuveždavau į darželį ir po to pats į darbą važiuodavau. Ruoša, pusryčiai, pietus, vakarienė, rūbai, skalbimai, nors suprantu, kad pakankamai daug to rūpestėlio. Nesijautėt ne toj vietoj papuolės? Netiko žmonos? Ne. Kaip, aišku, trūkumas buvo, bet susitvarkiau. Viskas atrodo, kai dirbi ir padirbi. O kas tas mažosiams supindavot? Va čia ir būdavo didžiausia problema. Šiaip plaukus sušukuodavau, surišdavau ir viskas. Ko nemoku, tai ką supinti. Ir jeigu ne viena visai menkutė žaizdelė ant Astos kojos, šios šeimos mūsų laidoje nebūtų buvę. Paprasčiausias įdrėskimas virto visus metus trukusią kančios istoriją. Negijo iš ten toks įdrėskimas, kas ten buvo, aš tiesiog patepiau tenai, tais vaistukais užklijavau ir palikau. Ir kažkaip, užklijuoji ir savaime ir užgyja. O čia niekaip negijo, pradėjo plėstis, pradėjo didėti ta žaizdelė, tada važiavau pas daktarus. Tenai, irgi gydė ir antibiotikais visokiais ir viskuom šeimos daktarė. O ką jis sakė tada, kas čia gali būti, kodėl ta žaizda negyja ir plečiasi? Gal opa, gal koks sava infekcija, viską nuo antibiotikus, tai išrašė, geriau šios. Po kelių dienų man ta koja ištino. Visa raudona ištino, skaudėjo ten be proto, tai kažkaip nuvažiavau tada į priėmamą, jau tada į skyrių paguldė, padarė 1, 2, 3 operaciją, po to kažkaip... Ir ką sakė, kodėl reikia operacijos, kad ten jau visai prastai? Jau infekcija taip įsimetus, ta infekcija tai kaip... Jie neįvardino nei kas tokia, nei kokia ta infekcija, nei aplamai ten... Tauragiai tai man operavo tik pėdą. Kulnį, praktiškai kulnį, jie ten jau nuoperavo. Bet jinai visa tino, ėjo į viršų, taip, tiesiog tokiom puslėm metė. Ir aš daktarui rodžiau, sakau, čia man kažkas darosi, tai taip kažkaip. Bet tėvai, kai atvažiavo, tai jie išsiprašė tenai greitosios ir vežė tada į Kauną. Vajorka, tokia trauma, iš ligoninės, Juosias pats tėvus pasakė, iš ligoninės, kad būtų jis pats tėvus nebuvęs jau prie Juosias, sako, aš jau būtų pažymė pakasta. Taip, ta koja sutinusi. Iš toliau lygi čia jau lygi pati asmens sutina tą koją ant lašalinių išvežė jį į Kauną. Tai jeigu į Kauną, ką nuvežė, nežinojai, kaip jie nuvežė, Kauną ant lašalinių nuvežė. Tai įsivaizduojat, kaip yra. Va tokia bėda užkliuvo ir vaikai maži, viskas. Prie daktarų iš Kauno, į Kauną, iš Tauragės į Kauną, iš Kauno į Šiaulius, į Klaipėdą, į Vilnių, visur važinėjo, tai matot, visur pinigėliai. Jisai darbą neteka, nebuvo miškuos dirba, ne tik darbą, pinigėlių iš kur nėra paimti. Vienu žodžiu tikrai blogai. Iš pradžių buvo keista, nes kalbėdami apie gausybę operacijų, nepakeliamus skausmus, moteris beveik visą laiką šypsojosi. Ir ta jos tvirtybė atrodė nepalaužiama. Net tada, kai pasveikti vietinėje ligoninėje nepavyko ir teko dar kartą grįžti į Kauną, ištverti dar kelias operacijas ir net Kauno medikams prabilus apie kardinalius sprendimus, Asta vis tiek sugebėjo išlikti rami. Grįžus čia vėl, taip pabūdavau namie porą savaičių, vėl į ligoninę, nes temperatūra kildavo tenai, tai tokie drebuliai, purtuliai,
Reikėdavo peraištinėti tą koją, nes jos... Pati aš paskui išmokau ir pati, paskui persiriždavau ir pati, nes ar čia kažkaip... Važiuodavau ten persiraštyti, paskui gulėdavau biškiuką, numuždavo tą temperatūrą, išleisdavo. Vienu žodžiu, vėl pradėjo ten man tinti tą koją, vėl pradėjo visą raudonuoti, ten to žaizdos jau buvo beveik užgijusios, pradėjo nebegyti, vėl tas kulnas pradėjo per naują tenai viskas darytis kažkaip ir kažkaip suabejojau aš tais gydančiais daktarais. Vėl nuvažiavau konsultacijos į tą Kauną, tai va tada jau tada tas daktaras ir pasakė viską. Aš pats kartu buvau, kai gydytojas pasakė. Pažiūrėjo, sako, jeigu nori gyventi kaip normalus žmogus, taip tiesiai šviesiai prieėjęs parodė žemiau kelio, sako, va čia. Ir viskas. Sako, ir tu toliau, sako, normaliai gyvensi, sako, vaikščiosi ir bus protezas ir taip toliau. Ir aišku, buvo šokas abiems. Nors tokių minčių, kad taip gali būti, buvo. Bet susitaikėm. Tačiau su pasikeitusia mamos išvaizda, nuolat matoma jos kančia, vyresnėlė Akvilei susitvarkyti nebuvo paprasta. Gabi mergaitė savo mažoje galvelėje nesugebėjo rasti atsakymų, kodėl jos mama turi sėdėti invalido vežimėlyje ir kodėl ėmė šlubuoti. Guodė jie ateidavo, glostydavo, mamytė neverk, sakydavo. Tai padėdavo būti, nežinau, atnešti malkų, paduot puodelį, paduot ranką. Tai jie visą laiką kažkaip padeda. Padėdavo. Kažkaip. Gal per daug nieko jie čia taip, kada išgis, kodėl neišgyja. Tai vaikiški va tokie. Kodėl taip, kodėl ne kitaip. Bet sakėt, vyresnėlė gan jautriai sureagavo, iš tikrųjų, kai jau buvo įvykus ta operacija, ar kai... Taip, jau vyresnioji, tai jinai... Taip, jautriai, su ja buvo daugiau reikalų. Ašaros ir klausimai ir tokia kažkaip užsisklendė, tokia jautresnė iš viso pasidarė, labai tokia dirgli, jautri, tokia. Bet kažkaip kalbėjom, šnekėjom. Nemiegodavo, naktimis keldavosi, ištisai niekaip jinai, tokia visą biški, kas ant to jau verkdavo. Jeigu aš neturėjau dar tas kojas, tuose ratukuose reikėjo važinėti. Čia toks biški tarpas buvo. Apie kalėdas, apie naujus. Jeigu aš čia, pavyzdžiui, čia kambarį, tai neišeina. Toks biški tokia atstumą gal laikė, gal nelabai... Mama sėdinti neįgaliojo vežimėlyje, buvo gal vaizdas, kažkaip... nelabai susitvarkė su kuriuo. Turbūt taip ir buvo. Taip. Jautriai jinai reagavo, bet kažkaip. Ir dar kartą apie tvirtumą. Galbūt apie drąsą, o gal tylų žemaitišką kietumą. Jokių ašarų, jokių verkšlenimų ir viskas apibendrinama vienu žodžiu – susitaikėm. Tik vieninteliu atveju Astos širdis virptelėjo. O kaip vyras? Ar ištvers? Ar nepalūš šalia jos tokios, neįgalios? O nesulaukėt iš žmonos tokių, nežinau, klausimų ar užuominų, nedrąsių tokių, kad ar nepaliksi, ar nesiskirsim. Žinot, tai yra tam tikras diskomfortas, su kuriuo reikia susitaikyti. Tai nebuvo tokių šnekų, nežinau. Buvo tokių užklausų, bet tokios minties man tikrai nekilo. Nes kaip bebūtų, čia yra mano šeima. Ir aš turiu su jį gyventi. Būdavo, kad ir mane ramindavo, būdavo, kad aš ramindavau. Kaip, vienas kitą palaikėme. Taip turbūt tas ir yra svarbiausia, kad vienas kitą palaikytų.